Šioje vietoje Vilniuje, Konstitucijos prospekte netrukus išdygs naujas verslo centras Quadrum. Kol kas čia tik statybų aikštelė, tačiau projektas jau paruoštas. Naują statinį Norvegijos bendrovės KG būsimiems klientams nutarė pristatyti naujoviškai. Ant stalo dedamas žymeklis, žymeklį specialiai šiam projektui sukurta programėlė paverčia maketu. Todėl žiūrint per planšetinio kompiuterio ekraną žymeklio vietoje atsiranda erdvinis pastato maketas. Jį galima apžiūrėti iš visų pusių, galima pritraukti, pasukti, apžiūrėti virtualaus maketo detalės. Ši programa leidžia einant į susitikimą tiesiog nesinešti griozdiškų senovinių maketų, tačiau suteikia galimybę klientui pajausti projekto dydį, jo tūrį, medžiagiškumą ir net pajusti jo dvasią. Klientas turi galimybę atsisiųsti nemokamą programą į savo planšetinį kompiuterį arba išmanųjį telefoną. Tuomet jis galės peržiūrėti informaciją apie projektą bet kuriuo metu, taip pat ją paanalizuoti ar parodyti kolegoms. Patogu ir tai, kad žymeklį galima atspausdinti bet kokiame leidinyje, ant katalogo ar lankstinuko. Taip klientas bet kur ir bet kada per išmanųjį įrenginį gali peržiūrėti projektą. Išplėstoji realybė pasaulyje žengia pirmosius žingsnius, jos praktinio pritaikymo galimybės dar menkai išnaudotos, kol kas ji dažniausiai pasitelkiama kuriant kompiuterinius žaidimus, tačiau nuolatos ieškoma ir naujų jos pritaikymo galimybių, padedančių palengvinti kasdienybę. Lietuvoje tai pirmas atvejis, kai nekilnojamojo turto vystymo bendrovė šią išplėstos realybės technologiją pasitelkė savo veikloje.